pagal pajutimą norėjau, kad šitas kūrinys daugiausiai atsirastų, būtent kaip moralas ant sienos. Įdomu buvo tai, kad aš tapiau fontaną, šalia girdėjau fontano čiurlenimą, nes kūrinys yra prie pat fontanų, šita lokacija. Pačiam judėjimo trajektorijos kažkokio linijai ir prie to paties faina, kad nėra visiškai ant akių, reikia žvilgsnį pasukti šoną, einant ir užmatai piešinį. Visada atsiranda kažkokie tokie trūkdžiai. Įdomu, kokie čia trūkdžiai bus. Tai iš pat pradžių galbūt buvo su piešinio persikėlimu, kur reikia elektros generatoriaus ir taip toliau, ten kaimynai, kad nesiskūstų, nes reikia tamsos ir tas suderinamumas, išlaviravimas. Noris galbūt šiuo metu kūrybos pasilikti tokį kūrinio imanentiškumą, būtent, kad jisai būtų per daug neatskleistas. Aš pati kuriu savo, bet žmonėm noriu palikti kūrinį. Labai dėkingai aplinkybės gavosi, gražus, meditatyvus netgi kažkoks procesas su šita siena.